Labas vakaras. Su jumis populiarioji LNK laida Kakadu. Vyrai ir moteris. Ką veiksi rytoj vakare? Nesupratau. Neskrisi niekur, turiu galvoje? Jo, skrisi į Milaną demonstruoti madų. Aš irgi norėčiau. Kad šiandien unikalūs kadrai iš garsių ir aršių dainininkių susitaikymų. O to tau? Nuo žurnalistų. Atvarai pasakyti? Kai buvau savo vestuvėse, man buvo žurnalistai giliai dzin. Taigi. Nu kaip aplinkui visi keikėsi, mušasi vaikus barsto ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ką? Taigi jie žvaigždės. O tai ką žvaigždės? Leiskite tarti porą žodžių. Tark, bet žiūrint apie ką? Apie Žemaitijos liūtą. Oho, ten auga ir tokie? Ką? Tai tu nori pasakyti, kad... Pat. Apspjovai. Atsiprašau. Labas vakaras, LNK mylėtojai. Su jumis Pop Top teistų politikų rinkimai. Tačiau Po rinkimų. jūsų dėmesio Seimūnų užpakalių ir atlyginimų konfliktas. Sveika nuotykių pasiilgusi Lietuva. Malonu, kad žiūrite mūsų laidą, o ypač Pop Top rinkimus. Šiandien labas vakaras. Labas. Laidą Kakadu pradeda nesuvaidintų meilės istorijų tęsinys. Žinia ant jo viršelio jo seksualybė Goda Sabutytė. O po to girti Sveika naujametinė Lietuva. švenčianti ir balevojanti. Ir ant grindų besivolioja. Su vyrais bendraujant tikriausiai reikia imtis prevencijos priemonių. Laiku ištraukti butelį iš rankos. Kaip smagu būti būrie draugų. Bėgti šauniai ta keliu. Sau be rūpesčių jokių. Todėl dabar ir vis... O vakar jį užbūrė. Čia tai bus geras. Nebaisu, o baugu. Viskas sekama, kontroliuojama ir praklausoma. Ai, kaip taip. Nelės ir panaičiai. Ir visaip kaip kitaip besivadinantys Lietuvos gyventojai. Pradedame neeilinį. Ačiū. Per išeiginės šventės Lietuvoje įvyko daug skandalingų įvykių. Valdžių kūrimo diena. O jau Labą dieną. viso gero. Karšta. Kaip kokia Graikijai. Tačiau Materialiuose dalykuose. o tu matyk, kiek kainuoja bižuterija? O tu žinai, kas yra ketvirtasis Lietuvos prezidentas? Landsbergis. Viso gero. Kaip merginos per šlapių marškinėlių konkursą. O tai ne. Galiu aš? Galė. Matysite žurnalistinį tyrimą, kodėl žlugdomas. Transliacijos vaizdo įrašą, mes čia turim skubų pasitarimą. Nu, greitai rodyk, kas čia, kur čia tos rankenos, kaip čia viskas vyksta. Moki pilvo šokį? Nu, tai aišku. Muzika! Klausyk, su tokiu pilvo šokiu tavęs ne tik į indų, į čiukčių filmus tavęs nieks nepriims. Apsvaigę nuo meilės ir žiedų. Viskas būtų gerai, jeigu mūsų netykotų pavojai. Mikrobai, virusai, kvaišalai. Sveiki! Labas vakaras. Jūs sveikina pirmoji šio sezono Kakadu Naujoji jos vedėja Ugnės Konsmanaitė. bei Tomas Ališauskas. Sveiki, mėly žiūrovai! Kadangi Lietuvos televizijose labai populiarūs serialai, veiksmo trileriai nusprendėm susukti ir mes. Tai daugiausiai, mėlyjeji. Labas vakaras. Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai. Būdo tarp agrastų. Tarp agrastų, kodėl? Nes tarp agrastų pilni krūmai pedrastų. Oi, Gerbiami LNK žiūrovai. tai ir jūsų šeimų nariai. Šiandien didysis ketvirtadienio filmas, Kriminalas. kuris vadinasi Sveiki gyvi. Bonjour. Šiandien pamatysit tai, ko nematėte, išgirsit, ko negirdėjot. Dainos, šokiai, festivaliai. Iškilmingai skelbiu naują didžiojo Lietuvos kombinatoriaus Arūno Valinsko šaškių, tai yra šachmatų pajauni mergiotė, kad davė, tai jau davė. Ką davė? Muzika. Ai, gal jau leidžiam užsienio žinę. Laidelė pasis Valinskėlis iš Seimelio. Eik, tu džiaugiasi, kad neišvadino žiūrkę varlę ir žemės kirmę. Mis labai smagu. Iki pasimatymo. Ate. Nu, Klausyk, o kas ten tas Jay-Z, kur šiandien ką mes ką tik rodėm? ką nežinai? Ne, pamiršau, nu. Nu, žaperis, vienas garsiausių, su Beyoncé draugauja. Su Beyoncé? Big Pimpin. A, tas, Jūs žiūrite Kakadu Informacinę, animacinę laidą vaikams. ir suaugusiems. Va taip! Oi. Šviesoforas buvo nutrenktas ant žemės, pervažiuotas ir visaip kaip išniekintas. O Rupulevičius? O Rupulevičius. Ne, nemiega visa Lietuva ir žmonės, ir žvėreliai, ir net miško paukšteliai. Brigada. Todėl prisislinkite arčiau televizijos ekranų. Jūsų dėmesio kadrai kalbatys patys už save. Joboliai, kriaušės, ypač tos amerikinės didelės, kur paimi, suspaudė, sultys trykštą. Kaip skanu. Mažoka, vienas kitas, tiksliau viena kita. Ir už kągi jos kovoja? Už paslėpti. Suprantu, kodėl nieks nieko nedaro. Ko? Nu nesulaiko tų visų mafijų. Jezu, nu kaip tu nesupranti? Taigi... Sveiki atvykę į pasimatymą su Kakadu. Labas vakaras, mėlyjeji.
Labas vakaras. Sveiki gyvi. Kviečiame pasišildyti prie įdomių. Galėjo būti ir daugiau. Gatvėse vis dar nesaugu. Ką tik... Tęsame skandalingiausius šalies įvykius. Labas vakaras. Labas, mūsų jaudinančias naujienas. Iki. Iki pasimatymo! Susijęs su Henriko daktaro ir jo šeimos narių bylomis. Apie tai, Nuo šitiek įvykių. kurie vyksta vienu metu. Jūs žiūrite kakadu. O tai ne. Taigi parašyta. Eiti gatvę. Ko čia bijoti? Užpuls, atims iš... Sveiki gyvi. Labas vakaras, Lietuva. Šiandien atgailos ir... Žabangas. Esame kakadu įvykių karuselė. Sukite mane, sukite. Sukame. O ir pasaulis nušvinta naujom spalvom. I would love to go shopping with Beyoncé in Manhattan. Tai reiškia, žiūrėkit. Kaip norėtųsi... Ką, sugaut pedofilą? Ne, pakeisti temą. Tai kad Lietuvoje jokių temų nebeliko, vien tik tai ištvirkeliai, pedofilai, iškrypėliai ir žaginai. Bet tai ne... Labas vakaras. Kviečiame visus savo žiūrovus prie spalvotų ekranų nedelsiant. Nes ne... Tai kur tie vagys? Štaip negalima sakyti. Tai kaip galima? Cukrus vyrukai, landus berniukai, blogiausiu atveju kombinatoriai. Veliam. Nes laida nuostabi kaip pasaka, kupina burtininkų stebuklų. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Šiandien didelė šventė. Televizorius rodys sukčius. Tinka būti kukliems. Pakalbėkime apie meną. Pakalbėkim. Paanalizuokime, kiek kainuoja modernaus mes. Štai kokia netikėta viešnia. Televizinės istorijos legenda, ekrano papuošalas bei kandelabras Ramunė. Labas vakaras, Tom. Sveika gyva. Sveiki, mėly žiūrovai. Leisi pristatyti laidą? Žinoma, statyk. Šiandien laidoje matysite. Mūsų vyriausybė artėjančių švenčių proga mokesčių mokėtojams ruošia 2 didžiulės dovanas. Jūsų dėmesiui ką tik iš Kauno atkeliavęs šviežias reportažas. Pedofilų gaudynės slapta į dar vieną. Vajetu ir vėlį kažką šūvi. Pasikesinta į vieno garsiausių Lietuvos kovotojų laisvę. Kokia laisvė? Komunalinę. Šiandien mano nuolatinį kolegą Tomą keičia laidos svečias Rolandas. Labas vakaras, Ugne, labas. Šiandien jūsų dėmesiui margas spalvės sukrečiančių įvykių paletė. O tų įvykių išties labai daug. Jūs prie televizorių pačiu laiku, nes dabar niekur nematyta nauja laida Super kakadu. Išėjo Valinskienė į mišką. Šėjo Babilius į mišką. Ėjo jie mišku, tik žiū, briedz. Ir tik pikš. Ai! Labas vakaras. Šiandien laidoje meilė ir pinigai. Skausmas ir ašaros. Sveiki. Gerbiami žiūrovai, Dėmesio, dėmesio. pamatysite tai. Labas vakaras, mėlėjai. Sveiki, gerbėmieji. Šiandien naujienų kaip iš gausybės rago. Tad nieko nelaukdami pradėkime jų transliaciją ir teleportaciją. Olimpo atstovai prilyginti lėlėms, marionetėms ir kitiems pigiems masinio vartojimo produktams. Matė. Tiek linkėjimų dar niekas negirdėjo. Taip nesisuko poro šokio sukūrį ir netratėjo fejerverkai. Dar niekam tai per barzdą nevarvėjo. Štai tapti vienu iš 3 milijonų ilgiausių metų. Valio! Vienintelis klausimas, kuris pasistoja duotuoju klausimu, kas ką prievartauja. Matysite daug grožybių. Kas atsitiko? Zuokas yra? Nežinau. To prieš moterį. O tai jau po to moteris mušti galima? Netrukdyk man kalbėti teksto. Atsiprašau. Ir kaip tavo nuomonė tai padaryti? Aišku kaip, uždraus. Uždraus. Nu, aišku kaip pornografija, prostitucija, pederastija ir pedofilizacija. Vo. Labas vakaras. Sveiki, mylėjai. Šiandien ypatingas vakaras. Meilės vakaras. Todėl Labas rytas. Labas vakaras. Taip, vakaras esu labai susijaudinęs. Suprantama. Nes krušai iš anapus ekrano beldžiasi į jūsų jaukius namus. Tuk, tuk, tuk. Kas ten? Kakadu. Jau net visuotinė paieška paskelbta. Tai kad niekur ji nedingo, ji laukiasi. Jos neštumų yra 18 savaičių. Labas vakaras. Sveiki, sveikučiai, mėly vaikučiai. Tėveliai, seneliai ir mamytės. Labas vakaras, mėly kūčiukai, vaikučiai, tėveliai ir seneliai. O Šarena taip pat įrodė savo gabumus. Labas vakaras. Sveiki visi, kurie dar gyvi po naujųjų. Per šią šventinės dieną susikaupė tiek įvykių, kad Jau pirmą naujų metų dieną tiek priskaldėt skandalų, va kaip lietuviai. Taigi, mėlėjai, traukiame nacionalinį karo kirvį. Pateikėme jį jums. Juo galite Televizorių žemaičiai. prie televizorių aukštaičiai. Prie televizorių visa Lietuva. Oi, koks džiaugsmas mums jautrios sielos būtybėms. Poliarinės lėšas nei pėtkelnių negali nusipirkti, tai kokio velnio ten sėdėti. Tai jie ir nesėdi, štai pavyzdžiui. Tos vertybės, paklausite jūs, atsakysime, tai penas kūnui ir sielai. Labas vakaras. Sveiki gyvi žiemos užspausti tautiečiai. Šiandien, tu kaip tai ką dainuoja, neliūdėk, liūtė, neliūdėk. Ir kuogi čia viskas baigsis? Tai kaip visada žvag.
Labas vakaras, mėly Lietuvos gyventojai. Sveiki, katalikai, Žmonėlių tai nežinau, bet kad tokiems reiktų išplakti šiknas diržų su saktimi, kad syptų ir spirgėtų, tai tokiai akcijai pasirašyčiau. Valstybė tai lyg šeima. Jei tėvas. Labas vakaras, mylimi tautiečiai. Sveiki susirinkę prie LNK televizijos kanalo. Dabar Matysite dar nematytą atvejį Lietuvos parlamentarizmo istorijoje. tai koksgi tavo gyvenimo tikslas? Taigi jau sakiau, karjera, šeima, materialinis gerbūvis ir dvasinės vertybės. Ir leiskite paklausti, kaipgi vieniša mergina pasieks tokių aukštai užsibrėžtų tikslų. Taigi dirbi, mokaisi, na ir aišku, eksponuoji savo grožybės ir privalumus. Ir viskas? Ir viskas. Sveiki dar kartą. Sveikiname jūs atvirą sielą ir nuoširdžiausią šypseną. Šimtai tūkstančių, gal net 100 000 skambučių drebino mūsų redakciją. Gundančiomis fotografijomis bei O formos lūpytėmis apsiginklavusios armados migerų. Kaip apsisaugoti nuo siaubingai baisingų elektros kainų šuolių? O kas surado raktą? Labas vakaras, brangios žiūrovės. Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Šį vakarą. O dabar, gerbėmieji, sensų sensacija. Lietuvos padangėje pasirodė vis. Tęsėme operatyvinius veiksmus mūsų karalystėje, kurioje gyvena ne tik karalius, bet dabartiniais laikais mūsų politikai kaltinami dėl visko, dėl mažėjančių. Dėmesio, gerbiami žiūrovai. Mūsų rankose grėsmingas alit. Uždirbti milijoną. Oi, kaip pagalvoji, kaip gerai tiems mūsų milijonieriams vis. Tik iš pradžių myliu, liu, o paskui tik tai šnaidu kart per galvą pjūklų, kad maža nepasirodytų. Tu ką man? Tęsėme visos Lietuvos kvapą gniaužiančią istoriją. Kur ir Tęsėme Europos parlamentarizmo istorijoje niekur neregėtą incidentą. klausyk, koks kostiumas tau pats gražiausias? Nu, keistas klausimas. Taigi Dolce Gabbanos ar... Kiek gėda! Ką, man? Tau, man, operatoriui, režisieriai, visai Lietuvai mus ką tik išvadino skerdžiamais veršiai. Labas vakaras. Sveiki. Jau sugrįžome iš kapų aplankę savo artimuosius. Prisiminėme Anapilin išėjusius mums brangius žmonės. Jie veikia, dirba savo darbą ar tasosi su kokiais gaidžiais. Jei, žiek Sachariukas su karalium bėga iš Seimo, pusnogiai maskatuoja. Kur maskatuojasi? Taigi elektros kaina didėja. Įdomiai turėtų atrodyti, kurgi bėgs tas Sachariukas ir kaip nuimui patinka tūsai, prikolai ir šokiai iki paryčių. Tyli. Labą dieną. Labas vakaras. Šiandien laidoje naujausios Kristinos Brazauskienės ir Irmos Jurgelevičiūtės dramos. Ne, jokių dramų. Atrodai, kaip atsiprašo. Kaliausi, nes tau ant kaktos parašyta, kad tu ne vietinis. Pristatome itin skaudžią dramą minėtą temą. Labas vakaras. Labą vakarą. Santechniką kvietėte, ne? Na nežinau, žiūrint, koks santechnikas gražus ar ne. Santechnikas Tomas Ališauskas. Apie pigiausias šildymo priemonės ir būdus po trumpos pertraukėlės. Liaudiškai tariant, ant dainų pramušė bronką. Ir kokią dainą? Teikiamų paslaugų įkainiais. Tol laimingos pabaigos nesitikėkit. Detalės instrukcijų. Rinkimai. Prasideda rinkiminis šou. Ir niekas negali prilygti šaumenui Viktorui. Nes tik jis moka šokti rusišką breakdansą. Ir 7 stygia gitaras. Tai kokios čia bylos? Tai bylos, kuriuose piliečiai vienas kitą išvadina pyderais, gaidžiais, valstiečiais ir bobom. Ir ten? Spaudžiu. O tai kiek jau tu sveri? 7-5. Tu su tokiu svoriu plytniko nenuspausi. Kurio metu paaiškėjo, kad valdomų turtų kiekis atvirkščiai proporcingas moraliai ir dorai. Man geriausia lokacija - namelis prie jūros kranto 2 metrai nuo bangų. Man kaip politologijai geriausia vieta yra kažkur netoli Seimo. Į premjerą Kubilių. Prašydama ją išduoti kasos aparatą skubos tvarka. Sveiki gyvi, pagaliau apsisprendę tautiečiai. Kokią Lietuvą mes sukūrėme po rinkimų. Sukūrėme tokią, kokią išsirinkome. Bet svarbiausias klausimas, kaip rinkome. Rinkome pagal tai, ko kiekvienas tikėjomės. Vieni už mes už vaistus mokame kelis kartus daugiau. Mes šitiek metų kūrėme ir puoselėjome Lietuvos elitą. Kiek pastangų užsispyrėme. Aš tai džiaugiuosi. Ir aš labai džiaugiuosi. Na va, pasidžiaug. Ačiū tau, mielas kolega, už tokį palaikymą. Ką aš daryčiau be tavo tvirto peties ir tokio dvasinio palaikymo? Taip prisigraudinai. Labai neramu dėl mano draugų, kurie išvyko į Londoną. Tau tai nėra ko važiuoti į tos Londonus. Padegs, apiplėš, užmuš iš prievartaus. Va tau tokie ir užsieniai. Bet kai moteris graži, jai nereikia nei kailinių, nei aukso vėrinių. Šitą progą aš suteiksiu tau išskirtinę galimybę paganyti ausis ir palepint akis.
Tomai, man tu visada esi herojus. Taip, Ugne, bet dabar atėjo metas pakalbėti apie tave. Nenoriu. Noriu, nenoriu. Ir žodelis raik. Ai, taip pat dabar ir pasakok. Ir papasakosiu. A čia kai už lašinius gali gauti spalvotų pieštukų? Panašiai, arba už buto nuomą atsiskaityti natūrą. Ta prasme, už nuomą reikia permiegoti su buto šeimininku? Nu, ne viena dar nuo to nenumirė, na. Hamas. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Kakadu vasara kviečia pavasaroti prie ežero. Žiūrovai. Sveika Lietuva. Pradedame naujo LNK sezono Kakadu atidarymo transliaciją. Ta pro. Vieną labai svarbų ir skubų reikalą. Raseinių rajone su broliais Stumbromis? Taip, tais pačiais. Kaip davėm, tai davėm. Niekas mūsų nesutvarkė. Niekas jūsų nesutvarkė. Niekas. Jisgi gražesnis. Jeigu gražesnis, tai ir labiau nusipelnęs. Žinai, man, jeigu vyras gražus, tai ir dvasiškai patinka. Jums, mėly, gerbiami mūsų žiūrovai, už tai, kad buvote kartu su mumis. Ir tapote svarbiausių Lietuvos įvykių liudininkais. Su jumis jau atsisveikinu, o rytoj ir vėl kartu su kolega Tomu pateiksime jums intriguojančių naujienų pynę. Ate! Tai jau priklauso kokio pobūdžio tie santykiai. A ne, tai kiek jau pats buvai merginų pakvietęs namo muzikos pasiklausyti? Nu, kokias 3? Ieškodami geresnio gyvenimo vadovaujamės principu visur gerai, kur mūsų nėra. Todėl ir ieškome laimės svečiose šalyse. Ir ten iš tiesų. Premjerui reikia talkos. Nes jeigu premjeras liūdi, tai ką jau kalbėti apie kitus šalies gyventojus? Todėl, mėlieji, pradžiuginkime savo šalies vadovus, rodykim dukros kaip dukros. Bet tai kaip visa šeima dirbo teatrą? Girdėjau, kad viena dukra ten net mylėjosi, tai yra mylėjo. Su kuo mylėjosi? Su barščiu. Su tai debesyse jis tikrai pasirašė sutartį su aukščiausioju. Ką te gali žinot? Architektūriniai stiklainiai, kuriuos oligarchai stato nugriautų architektūrinių šedevrų vietose. O kodėlgi jie tai daro? Tomai, jiegi neįsilavinę, jiegi mankūros nesutampa, pora išgyvena kataklizmus. Kuomet žmona griebė kokią šaknį ar sudžiūvusi briedžio ragą ir trenkė vyrų tiesiai į jakną. Branduoliai. Dviejų branduolių sąveika gali sukelti atominį sprogimą. O ką jeigu jis ir jis susilaukia jo? Tai čia jau tikra kataklizma. Krepšininkai užsuks pasitreniruoti? Įdomu, ar pakilo treniruočių kaina? Išvydus tokias gražuolės, pakyla ne tik kaina. Kas iš tiesų yra tie baltarusiai? Gal suslavėję lietuviai? Paklauskim paties baltarusio. Už barbarizmą, bet pasakysiu tiesiai šviesiai. Haliavai prasmuko į 100 milijonų litų mokesčių mokėtojams kainavusias arenas. Tai kasgi Mėly žiūrovai, dabar pasiėmam paišelius, popieros lapus, buitinius kalkuliatorius, aretrometrą ir medinius skaitytuvus. Liko vienintelis įkalčių ir kompromatų rankiojimo metodas – uostymas. Pranešame jums dar vieną labai džiugią naujieną. vakar buvo išgelbėtas žmogus. O kas jį išgelbėjo? Praminė žaliųjų žmogeliukų planeta. Ačiū Dievui, kad ne žydrųjų. Kitiems nuostaba kėlė neregėtas mūsų sirgalius. Tirpdysim sniegą ir virsim gilių kavą. Išgyvensim iki rytojaus. Na, o dabar, mėlėjus. Klausimų, ar jums reikia pinigų? Tomai, taigi atsakymas vienareikšmis. Žinoma. Tame aš nieko blogo nematau. Šiais laikais net labai madinga būti vampyru. Ir paprašai, kad įkastų. Tai kurią vietą? O čia jau pagal pomėgius ir pagal poreikius. O norint tapti kokią nors verslininko draugę, treniruotis reikia karuselėse, kad nesupykintų plaukiojant jachtą. Tačiau baisiausia žino. Bet, kaip sakoma, kiekvienas galas turi 2 lazdas. Jūs ką, galvojat, kad šis apsiverkė? Nieko panašaus. Jis šypsosi ir džiaugiasi. Šustausko ir Šostausko. Ai, bet tai palauk, jie ką gyvena po vienu stogu? Žinau tik tiek, kad stogas priklauso jiems. Dujas ir elektrą. Štai pagrindinis klausimas, kuris kankina net patį sekmoką. Gali šį reikalą išspręsti. Savaip išspręsti. Nes Putinas jai labai gražus. Attention, attention! Atencionė! Vnimanija, vnimanija! Dėmesio, dėmesio! Skelbia mūsų gyvenimo normą. Apvaginėja klerkai, šilumininkai, kaimynai, narkomanai, valkatos ir huliganai. Deklaracijoje švilpauja apskritas nulis, turintis vieną geriausių butų sostinėje, pro kurio langus matosi Gedimino pilis ir 3 kryžiai.
Tačiau informacija apie pusplikį į pajūrį 3 dienoms išvykusį Seimo milijonierių turime išnagrinėti itin atidžiai. Kad pastarasis nenubėgtų Stomos pėdom. Šiol žemaičiai aktyviai priešinasi. Tikras Žemaitijos sūnus Želvens, laik prie savęs prispaudys Irutę, jis sako, neklipt, neišveita. Taja kalba. Ir taip kovoti už žodžio laisvę gimtinėje. Teisybė, o ten esi niekam nereikalingas, apskritas nulis. Ne, O tai gal Daniutė? ne, laimėjo Skrusdeliukas. O tai dabar Grybauskaitė ir Skrusdeliukui turi duoti medalį. Skrusdeliukas šoka ne dėl medalių. O tai jie būriuojasi vyriausybės priimamajame. Ir apsuka aplink pirštą patį kubilių. Būtent, tik reikia apsimesti žydų ir pasakyti, ui, aš iš Amerikos. Parlamentaras vaikšto ne fokuse. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iki galo atidarius diafragmą, sutrumpinus išlaikymą, sumažėja ryškumo zona. Ir jei individas, netros vadovėlio puslapis. Tas, kuriam gražiausi paveiksliukai. O tau kas labiausiai patinka? Tai, kas labai netikėta. Pasidabinės pelės ausimis ir pėtkelnėmis, ant kurių užtimti stringai su Batmano atvaizdu. Ne, šį kartą sveiki gyvi. Bankrutuoja ne tik valstybės, bet ir atskiri individai. Priečių atsirado viena garsenybė, kuri sugebėjo bankrutuoti prieš 15 metų. Ir nusileiskim ant savo sapkutės ir nusišypsokim. Jei netyčia į duris pasibels žydrasis žmogeliukas, pasitikime jį su gera nuotaika. Pavaišinkim sausai. Jaunas, niekad nesusimastai, kaip atrodysi, kokia bus sveikata ir ką veiksi sulaukęs garbaus amžiaus. Atvirai pasakius, aš tokias mintis veju šalin. Vyk nevijas be. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Šį vakarą skiriame moterims, Kurios išleidusios aštrius nagus, pasitelkusios klastą bei visus kas yra idėja ir kas yra debiutas. objektą. Ką palaikys komisija, idėją ar debiutą? Žiūrovai, tučto jau čiupkit kalkuliatorius ir pasiskaičiuokite savo šeimos biudžetą. Kaip ten su tuo kreditu ir debitu? Na, o mes Prie ekranų kviečiame pones ir paneles. šiais visuotinės emancipacijos laikais vyrai dažnai slepiasi už moterų nugarų. Šiandien matysite, nors caras baudžiavą panaikino 19 amžiaus antroje pusėje, Taip niekas ir nepasikeitė. Pasaulyje nėra nieko paslėpta, kas netaptų žinoma. visi nusikaltimai anksčiau ir vėliau būna išaiškinti. Nes, kaip sakoma, žmogui gerklės juk neužriši. Ypač labas vakaras. Didysis Kauno kriminalas vyniojasi tarsi sniego gniūžtė nuo Everesto. Sukeldama didžiulę laviną. Vienus jį ne, kuris buvo pasidabinęs nekaltom akim ir policininko uniformą. Marius Kuprevičius Marius. gynė patvorį, kol jo paties iš to patvorio neišspyrė. Čia vyksta. Kodėl neveikia kai kurie bankomatai? Kodėl? Todėl, kad pinigus kontroliuoja kubilius. Dabar už pinigų dalybas jis atsakė. Da gerti rupūžės ar gyvatės nuovirą. Nuogų pasturgalių paguldo ant rudų skrusdėlių skrusdėlyno. O šonus plaka šviežiai nuskintų dilgėlių puokštėmis. Jomis sutikus draugą, pirmas klausimas yra, tai ar turėjai sąskaitas Snore? Ar turėjai sąskaitas Snore? Turėjau. Nuėjau, atsidariau sąskaitą, o jau po 10 minučių visą banką areštavo. Tai gal jį dėl to ir raštai? Man tai tiek pakanka. Jagminas net padangų turi daugiau, visom progom. Tai gal tam Jagminui padangos plyšta greičiau nei man pėtkelnės. O ką daryti žmogui, jeigu važiuoja, pyst ir nubėgo akis? Kaip pabrango, todėl, kad pabrango dizelis, štai tau ir atsakymą. Tai ką, silkė maitinasi dizeliu? Tam tikrą prasme, taip. Gerai, tada kodėl dizelis? Žinau vieną labai gerą. Negalima. Žinau 3 pirštų kombinaciją, galima matyti. Tikras vaikų darželis. Mūkų dar fokusą, žiūrėk. Yra? Nėra. Tai tik pigus triukai, Tomai. Bokštą. Kokį. Pasaulyje yra vienintelis normalus bokštas. Tai Empire State Building. Labas vakaras. Šiandien kalbėsime apie pasiaukojimą. Kaip šiuolaikinė moteris aukojasi dėl savo vyro. Vienam garsiam dizaineriui uždėjo postmodernistinę apyrankę. Kuri vadinasi antrankiai. Dieve mano, jūsų dėmesį kvapą gniaužiantis stilistinis kriminalas. Ir išskirtinis. Protai per amžius neįsprendė klausimo, ką daryti, kad visiems užtektų pinigų. Nes kuo daugiau žmogus pinigų turi. Liaudies patarlė byloja, nespjauk į šulinį, nes teks iš jo gerti. Perfrazavus O kas juos ten iškvietė? Apie tai garsiai nekalbama. Tai reikia pamatyti savo akimis. O panelė tu švenčiausia.
Oi, kaip man įdomu, ką jis susapnavo. Gal kokią erotinę dramą? O gal kokį sado trilerį? Kokius garsus jis skleidė? Mėlyje. Vadinasi, trūksta daugiau nei milijono. O kur jie? Kuku! Tai dabar, mėly žiūrovai, ir patikrinsim, kaip Lietuva per metus. Grožis ir sveikata. Kaip žinia, grožis reikalauja aukų. Kai kurios... Ne, kubilius. Tu ką, juokauji? Kubilius tau nieko? Tomai, supranti, kai žmogus šypsosi, juk neįmanoma ant jo pykti. Nieko nebesuprantu. Kruopšiai slepia, nes nori, kad per televizorių juos rodytų tik labai gražiai. Tačiau nuo kakad... Išvysite perdėm nuoširdžiai besišypsantį valdžiažmogį. Netikėkite juo. Valdininkai, atitrūkimas nuo liaudies. Labai atitrūkus galima skaudžiai kristi. Tačiau... Akcijos indeksas. Taip, šis rodiklis niekad nekrenta žemiau 92 metų lygio. Tomai, o kaip šis indeksas? Yra išvadinę vienas kitą negražiai žodžiais. Prasivardžiavę. Kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Žiūrėk, vokelis eis į bendrą sąskaitą, o kosmetika man. Nu kaip tai kas, Tomai, visas mano grožis tik tau. Nu, nusibodę politikai ir kiti nusibodę veidai. Tomai, bet juk Lietuva visuomet garsėjo gražiomis moterimis. Į tos brokuotus silikonus nėra taip jau paprasta. Tai žinoma, Tomai, o ką tu manai? Čia juk tau nekokio surūgusio pieno pakeliai. Gražiai dainuoja ir klubais linguoja snieg. Man atrodo, kad po 12 jau ir pats buvai labai gražus. Gražus, ar negražus, bet kaip naujos susitikau, puikiai prisimenu. Tai reikia gerai ištekėti. Ir jos išteka ne už vyro, o už jojo piniginės. Oi, Tomai, tik paprasta. Jei ant galvos nuolatos pliaupia lietus, tai turėtų būti tropikai. Tačiau energija didžiausia šprota vardu Kubilius. Paskešiniko gravitacijos dėsnis. Kuo baigsis šis prisiminimų ir įspūdžių kupinas vakaras? Ar nebus demaskuota mūsų brigada? Prie Šiaulių. Po kam? Pabėgėja, jei perki Optam 30H, nuolaidžikį garantuot. Ane? Sakau. Šėdžiaus, ne? Temki čia. Oh my god. Pirko Romas lėktuvėlį. Jam sugedo motorėlį. Romo lėktuvėlį. Kas nuvarė šalį? Štai todėl paleckiukai ir kyla į mūšį. Šalin, buržujus. Jūsų grašius kėsinasi vaistininkų mafija. Farmacininkai? Ne, barmalė jūs pasikėjai. Pagaliau atėjo žiema. Civilizuotam pasaulyje Seimo narė išsitriesti ir išviduriuoti yra labai sveika. Tomai, prašau subtilumo. O ką, jeigu... Ne kokia tai guminė kriaušė. Į bobą, ne guminė kriaušė. Ir turi ten savai aš kažkokį tai. Tik ir puola tą zuoką. Vilniečiai, prezidentė, konservatoriai, Kubilius. Tarsistis bachūras vardu Artūras. Kovos veiksmas Mauaši geri. YouTube. O jį kolegos. Ir pulka žurnalistų. O jis kabinete sėdėjo. Nes ant visų padėjo. Diskuose sutalpinta tūkstančiai slaptųjų pokalbių, kuriuos aniai gali. Kas radiatoriai, bicepsai ir tricepsai. Toks dvikojis stogas privalo juoktis atvirą burną, matai va. Ir atsakinėti klausimus trumpai. Nu, arba nu ir... Ir būtinai vartoti epitetą karoč. Kokį balių ėjo Kazytė, jeigu rankinėje nešėsi 30 štukių? Tai kokį, tai balius už kokį puseliamo. Gulbių ežeras. Arba pažaisti krepšinį prie Rūdupio komandos. Prie kompiuterių nusilpsta akys, jie sukumpsta ir ištešta. Tolimųjų reisų vairuotojų. Jokia moteris nenusileis. Kągi? Mauzironis, antras Butkevičius, o trečias... Na tas tai jau nurašytas. Vardu Vytauts. Taksis. Nu, tas tai dar gali. Ir dalyks. Tūnai, kiurksai savo kur nors ten palėpiai ar kokiam kaime ir esi niekam neįdomus. Tačiau jei Santuokinį ir nuodėmingą santykį turi gerai pagalvoti. Nes į viešumą Laima rock'n'rollą šoka turguje. Kad ant šoka siauta aukštaičiai. Dainuokit žemaičiai. Dainuokit visą Lietuvą. Dalose. Hamas kviečia kavalieriai. Madam? Tuomet sutrukčioja, pasigirsta atodusis ir... Išsilieja darbinis skystis. Tai vadinama atrabotkė. Butkevičius.
Kyšio neįkišimo ir kyšio kišimo demaskavimo vyriausiasis seklys ir agentas. Patinka ta susiraukšlėjusi plaukuota ranka. Leido įkalt. Dvi pasto, kaip sakoma, vadnu pasūdino. What? Iš vienos stiklinės 2 po 100. Vienu mauku? Tai aišku, taigi tai yra pagrindinis darbo partijos testas. Ko neišskyrė? Na tai tuomet neišskirkime ir mes. Kelkime maišto tik vardan maišto. Ir nors kartą gyvenime paimkime rankas knygą. Gal tuomet suprasimis viską matuojantis kreivėmis ir daviklių parodymais. Keliaujame susipriešininką. Ar nebijo netekti savo barzdos? Be. Aišku, juk smagu pilvais pasitrinti. Ypač kokią jaunesnę. Ai, Tomai, nu jau tau tai tik vieną galvoju. Tai vis atsiranda naujų peilių, kirvių ir bytų. Britai pašiurpia viso mikrofono šeimininką. Vidą Mačiulį. Mes tave pabučiuoti. Kokią progą, Tomai. Tai negi tavęs dar nieks nepasveikino. Ai, tu čia apie Klaros Setkin trenkė party for everybody, kad visiems tiesiog žandikauliai atvipo. Now every... Ir išsiurbti visą Josios kraują. Ai, ne. Man apie tokius padarus neteko nei girdėti, nei matyti. Ir man. Tačiau Lietuvoje atsirado... Laidą pradėsime nuo kiečiausio bachūro, kiečiausio poelgio. Ir kągi dar akiets. O aš tai dar žinau špūlinius, agurkinius, kamuolinius, kryškelinius, karvelinius ir pifą. O gali vaidinti? Tik va, ar Eglės vaidyba bus įdomi babajams ir airiams? Gaila būtų netekti. Tada sulaikytas ir 40 dienų kalėjime prakankintas krikščionis Čepanonis vėl puola ant kelių. Prieš visą Lietuvą. Ir prašo nuodėmių išrišimo. O kokie turtai šalia stovi ir meiliai šypso. Neįkainojami, fantastiški, neįtikėtini turtai. Oi, Tomai, net susinepatoginau. Trenkia bobai per žaptus, kad nesnargliai ant sienų patiška. O bobos dėdus šiumpa už kupros ir su kočėlais žiebia per veizolus. Žengia atominis rokas. Ir šį kartą jis žengia tiesiai. Jo neužmeta nei kairėn, nei dešinėn. Konstitucinė žodžiaus laisvė. Kiek rovė, neišrovė. Kiek čiaupė, neužčiaupė. Nes čia yra šventovė. Nes čia yra tėvynė. Tikėtai pasibels naglis. Ir nusters tada apsauga. O tai ką čia šitas naglis, toks naglas daro? Netikėtai išskaičiuoja. Šiandien vadinas. Jei ant kaklo taip kabinas. Minkšta kailis. Minkšta krūtis. Juk tai kiaunės. Lūpas pūtė. Dvitaškius, tritaškius, žąseles ir grumtynės, bet ir... Zungu, valstybė, tai aš? Aš manau, kad taip. Tai ką mes dabar, nusiritom į 17 amžių? O ta stebuklinga lasdelė turėjo vieną... Kaipgi tuos kiaušinius jau galima patikrinti? Nu, nebūtina daužyti, spardyti ar kaišioti tarpdarį. Pakanka prijungti katodą, anodą ir papurtyti. Švelniai, poligrafu, kad nepajuduotų. Procedūrai ir yra pasirengę visi Lietuvos Respublikos klerkai. O vaikinas be rūpesčių jokių. Mylėjo jis gražulį dėl mėlynų akių. Jajam aš myliu tave. Kuris čia kuriam tarė? Tai aišku, kad ne gražulis. Nu, bet jau gražulį dabar irgi daug pupulių myli. Auga Lietuvoje gerokai į puvus. Daug ant aikšties centriukas nebesusitvarko. Todėl pradėjo kurti savo. Fleki, jaiki, mleko į zacirką. Ile koštuje zacirka? Į šį ir visus kitus mūsų klausimus vyriausybei. Kubiliui? Deja, taip. Šriubuotas šuolelis. Taip, šriubėno šuolelis. Labai panašus į tą atšriubuotą šuolelį. Tai šriubėnas atšriubavo šuolelį? Ne, šriubėnas šuolelį. Kitas nepatenkintas individas kurį laiką dar galima nekreipti dėmesio. Tačiau... O išgrobstytas senasis Vilniaus Gedimino prospekto grindinys. Vystosi ir tada išsirita vabzdys. Vabzdys išsirita? O tėvelių dar iki dabar klausau. Nu nereikia, visko būna visko. Bet aš žinau, kad jeigu žmogus yra gražus, tai reiškia ir vidumi turtingas. Nu. Ką, palauk, turėtų būti atvirkščiai? Ne, sėdėt turėtų visi.
Gražios gėlės visuomet puošia gražią kompaniją. Ir ne tik partinį dirbo, nesukūrė, o viską tai ištratino. Tai ne įspūdis, taip ir yra. Tu durk pirštų į... Gali kompensuoti tik ilgakoje gyvenimo draugė ar palydovė. Tada rinkėjo dėmesys koncentruojasi. Senelis jau vieną kartą suko. Brangiai mums tas posūkis kainavo, oi brangiai. Tumas didelis susidaro. Sunku pasakyti, tačiau teisėjas Skirtunas pademonstravo, kad vienkartinis skirtumas yra apie 30 štukių. Žemės gyventojai jau nebetelpa savo gimtajame gaublyje. Galaktika Gal pasiūti kokius kailinius? Na, bet tai irgi. O iš kokio materialo? Kas bus siuvėjas? Jūsų dėmesio kaip Dievas duos. Tai va paskui ir bėgioja iš vienos partijos į kitą. Šį ekrane akimis nurenginėja Saulius Pečeliūnas. Tuomet žinių sesija prasideda. Konspiruokis. Tratinti tokias sumas, kurių vietiniai gyventojai net sapnuot nesapnavo. Pradės valdyti. Bus vamzdėts. Žydšaudžiais, gomofobais, pedofilais ir kitokiais iškrypėliais. Įsirioglino 2 uniformuoti balvonai. Apsiginklavę bananų, metaliniais žiedais ir alkotesterių Kimas yra vienareikšmis. Ne. To pasugne. Sveiki, mėlėjai, sveikas Tomuk. Kaip miegojai, ką sapnavai? O irgi ta visai nieko, bet tu man daug gražesnė, daug. Taip. O posakis visos svetimos moterys gražios. Tomai, svetimos moterys gražios, todėl kad jos svetimos. Tai tipo filmą paimk nepažįstamąją. Glebin. Kaip tai ką? Aišku, kad papildyt valstybės biudžetą. Eik, tu nesvaik. Aš tai pavyzdžiui, kiekvieną savaitgalį gyvenčiau New York'e. O tai ar būtum kakadu vedėja? Tai aiškiais. Patys prilips. Eik, jau neprilips. Jie ne... Kie tie rimti vyrai. Dailiai nuaugę, bicas, nemažiau 3-7, virš bambikės, dailus seksipakas, visai kaip aš. Pamoko 2 žodžius. Hi, bye. O tai kiek metų jie gyvena Londone? 2. Ai, tai metus po žodį. Neblogas pasiekimas. O vienas tai yra, kuris moka how much, no problem ir ok. O, nu tai tas tai jau labai gabus. O tu žinai, ką reiškia, kai vyras miega su įrankiu po kaldra? Yra labai išgražėjai. Ačiū, Tomai, sportavau. Baltyras kaip krikštalas. Pačiupinėk. Matai, naidodelė kaip kūdikio užpakaliukas. Ant suolo nekrapštykite nosių, ausų ir kiaušinių. Šis ne visai vipinis vipas, patekęs tarp vipių ir vipų, tapo tikru elitiniu vipu. Ką tau pasakyti liaugis, kai tas galas ima ir atsistoja? Tau? Tai negi tau. Prašom, gerbiamas Tomai. Ar tu jau renovuota? O ką reikia? Ar užkamšytos visos skylės? Chamas. Taigi aš... Na, ir koksgi jau tavo tas didžiausias malonumas? Mano didžiausias... Subinė! Tomai, šito aš nepakęsiu. Taigi švari, ką tik nusiprausiau. Gal junkime greičiau transliaciją? O tai jau aš ko? Tai milijoną. Jei, tai karalienė. Tu čia man karalienės neliesk. Taigi čia tik tai posakis, toks liaudies kalambūras. Atsiprašyk. Atsiprašau jau. Tai va, tai Kubilius, Andrius Kubilius. Duskit, pavidoliai. Suteikiu tau eterį, bet tu kam čia tas keturkojis? Aš, kaip geras. Pinginėje nėra nei debito, nei kredito, tik pinigai. Tai tą aš ir suprantu. Kokioje lengvoje komos būsenoje? Sužinoja, kad domimės viešomis deklaracijomis, kuriomis kažkodėl paprastai niekas... Klaužadas. Mažasis neklaužadas. Sutikus tamsiame skersgatvėje tokį mažą neklauždą, žiūrkė, verti tašę, duodi cizas, taigi... Aš išprotėčiau. Lietuvos mokyklos tampa kovų be taisyklių ringu. Tomai, ar nori ko nors už dyką? Tai aišku, už dyką tai netgi racto stiklinę išgerčiau. O diena, kada visą gyvenimą vogęs, grobęs, kombinavęs pareigūnas, staiga pist ir nustos vogti. Ir kadagi pagaliau visi ten kombinuoti. Ir tada tik tai pist už rankos. Ateini čia. Taigi, mėly žiūrovai, ir apskritai, Tomai, tu atsimink, kad moteris tai ne namų šeimininkė, ne blizgutis, ne koks ten trofėjus ir tikrai nerinkiminės kampanijos iškamša. O gal talžys viens kitam marmūzę? Ir ar bus kas iš naujokų parodo nuogą užpakalį ir kokį pliką papą, nu? Tomai, o tu jautiesi laimingas? Ką? Ko? Kada? Ko? Dabar čia su manim. Tai aišku, kad laimingas, labai laimingas. Tai va, matai, kiek... Tik kai tyčia ar netyčia, kyštelėje ten, kur nepriklauso, ima baisiai
Jau matyt, renksi kokį bernų vakarį su fakyrais ir moterim gyvate. Norėtum? Tos kainos ruošiasi šuoliuot? 5/5. Viešpatie. Tai kodėl, blemba, šildytis negalim kaip norim? Kaip tai kodėl, Tomai? Taigi todėl, kad šilumininkai mus čirškina per pačiupinėti dušo rankeną be rankenos. Bei turtingų riebalų sluoksnių padengtą dujinę viryklę ir pasidžiaugti žiurkių bei pelių valjerais. Aiškėjo, kad gražulis nusipirko rūžavus auskariukus. Bet tai aš tai ne... Liusuojasi ir liusuojasi, liusuojasi ir liusuojasi. Ši finansinė energetikų tryda sudomino ne tik žurnalistas. Kime dabar į svečius pas Viktorijų kasą. Agurkų, majonezą, ledų į mergų karalių. Kurorai neleido mergaitį ten viską. Ačiū, gal tave apkirpt? Vadinasi, tavyje gali tūnoti neapsisprendęs paidorastą. Pamariau, kur šiandien Tomai šis žodis yra nesuprantamas ir jie šio žodžio prisibijo. Panevėžio valdininkams 4000 litų jau neatlyginimas. Čia kažkokia menka, niekinga pašalpa. Aišku, už tokią pašalpą. Žmonės kviečia nebe profsąjungos, bet žymiausi šalies bankininkai. Jūsų dėmesiui išlik. Eistinės da jauna. Oi, atsiprašau, tamsta, jeigu nepastebėjote, tai aš su jumis šitoje scenoje balotiruojuosi jau 4 sezoną. Tai man dėl to ir stoja visokios geros mintys ir norisi padaryti kuo geresnę laidą. Vyrai, statykit. Tomai, nu bet koks tu esi, kokios kudlotos tos tavo mintys. Taigi totalizatoriuje visada statoma už kažką. Rastkėse nešiojasi keliasdešimtis tūkstančių litų ir ką gero už juos nuveikia? Ką gero už juos nuveikia? Nieko. Pasifotoshopina veidą. 4 mergaitės. Na tada aš niekur nevažiuoju. Tikrasias pašalinimo priežastis matysite netrukus. O kartu su jomis. Pamokysi? Laisvai. Mergos, papai, šūdai, myžalai. Užteks. Pirmai pradžiai gana. Prabangiausius Versagė kulionikus ir kaklariščius. O moterys rečiausias tinklinės pėtkelnes su jų jūra. Taigi aš tau irgi niekad nemeluoju. Ai, Tomai, bet tokių gerų žmonių kaip tu taigi nedaug. Yra. Kūdikis pirmiausia privalo išmokti žodį PVM. O ne kažkokia tai ten mama, aišku? Ne. Tai ate. Ate iki rytojaus. Sagė ir Piero Gardeno kostiumais ir kulionikais su brylikais. O moterys kaukšės labutina aukšta kulniais. Nuo šmota, kas karvojaus gabalą, kas pirmos nakties dešrelę su vainikėliu, liepsnojančią, kur rūksta. Ai, o kam iki šiandien belieka prisikėti? Išsituština, nusišik jiems ant mūsų. Ta proga šiandien laidą mes, mylieji, jau ir baigsime. O aš to ten... Šeimos verslo reikalai. Visai nenuostabu, kad atsipalaidau. Na, jeigu šitaip, tai tada žinoma, be prokladkės niekaip. Vėl visi tai puola tą Viktorijų kasą, nu nejaugi žmonėms nepatinka agurkai. Jeigu čia ateitų, tu net nespėtum žiūrėti to jos grožio. O tai kodėlgi jau? O todėl, kad kaip pareikštų tau pastabą iš kojų. A, tai čia tokia, kur su kojelė, kai su rangelė, tai hiks per snukelį. Malaša geris, suši, kuši, kamikadzė, sakė ir net karate. Nu geras. Su kebabiniu hebra greit susitvarkytumėm. Matot, gerbimi žiūrovai, aš su jie nebesustvarkau. Ramaus visiems savaitgalio. Viso šalies vyrai, vienykimės. Už alaus bokalų ir prie kebabinės. Front. Tuomet įvyko šventasis praregėjimas. Valdininkams pasiformulė tai graži, balta šypsena. O jeigu neturi kaip ten, baigiam laidą, klaupkis ir sakyk. Jau prieš tave tai aš tikrai niekada nesiklaupsiu. Nu ką padarė? Kupiūros pažirti. Nes lazda turi 2 galus. Jeigu savo Australijos lietuvis yra gera plauko diena ir blogo plauko diena. Tai Tomu, aš manau, kad mes Lietuvoje gyvename visiškam socializme. Tai kad čia jau beveik komunizmas. Sauga, jei žudikai vis dar vaikšto laisvėje, o temidės rūbais rengiasi bet kokie prašalaičiai. Savo Facebook'ose. Nu bet koks tu kartais atsilikęs, tai aš nežinau, išeinu. Aik, tik nepamiršk pirmą kalti apsaugininkai. Tai taip ir ne kitaip. Privalai būti partinis. Tokie kaip tu, va žiūri, tada prisižiūri ir jau nori tas mergelė. Jie valgo, ar jie eina į tualetą? Tai gal neina, gal viskas... Ugne, kai būni su didelė iškirpte. Aiškus man tada tie... Ir davei tai vieną dieną visi išlys galai. Tomai, turėk tu gėdos. Ką Tomai? O tie kyšių statyt, ar ko nesurankinom, ar be. Bet tai koks
koks tu vis dėlto esi gašlūnas. O ką? Mano. Buvom apšaukti pedofilais. Vadinasi, ir tavo gyvybei tuo metu buvo kilęs pavojus. Tačiau šioje istorijoje Perelis tapo gaideliu. Pats save tai sakant pasigaidino. Kas yra gauja? Ir kas yra Kopščiakas? Tai dabar viską ir išsiaiškinsim. Bet juk suprantama, žiemą per šalčius viskas traukės. Aš ne apie tai. Baltyminis tauto. Aš tau pasakysiu, žilė galvon, velnės uodegon. Tu vis dar sapnuoji tas mailę uodegės? Šiais laikais leidžia. Duris atidaro tik tuo met, kai išgirsta brendžiuko varpelį. Kuris pakeitė taip mielą. Aš visada sakau, kad pinigų ir turi tik protingi žmonės. Aš manau, kad nebūtinai genijai turtais niekada nepasižymėjo. Klausyk, tai... Laužomos senovinės tradicijos. Nu, taigi kyšis yra mūsų kultūrinis paveldas. Nu. Toliau kovos už teisę valgyti bent jau makaronus. Kas nešokinės, Tomai, net neminėk to žodžio be reikalo. Tai kad aš norėjau visai kitaip užbaigti. Kad visada tos tavo pabaigos vienodos apie kitą galą. Aš tau norėjau papasakoti, tu ką, dailininkė? Tomai, ne mane, o mane. Dar buvo toks monė. Monė, tai gal koks žemaitis? Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandien visus skaičiuosim pagal sąrašą. Tomai, dar seniau praradai savo šansą. O tai jau ko jau aš čia dėtas? O tai ko jau aš čia dėtas, o tu ką, jis toks? Aukštas pareigas užimantis pedofilas. Kai baisu. Ir jis turi ryšių su kitais. Viešpatiek, aš jau pavargau, nu kiek galima būtų pedofilų? Matai, vėl neįtikom neringai. Aš žinau, ko mes neįtikom. Taip, taip. O Jėzau, jūs ką galvojat, kad pedofilų nėra, aišku, kai yra teisėjai, prokurorai, mergaitai. Tomai, užteks. Nebejokinga jau man. Venckienė irgi jau nebejokinga. Va taip atsisėstų vieną kartą ant to savo užpakalio. Rupūžiokai ko neišbado dviestų. Nami. Arba pystelt koks atskridęs asteroidas. Mėlėjai, nesidžiaukim rai. To dainuoji ir pakišo ranką šaltą po kaldrą. Ai, Tomai, nekaišiuk čia man tų savo šaltų galūnių. Laidos kartojimas su visais pakišimais, žiūrėk, nedirbs. Nu, žinai, Tomai, tokius pinigus gaudama ir aš niekada nedirbčiau. Tai kaip dabar atskirti tokį žaislais apsikarščiusi policininką nuo tikro policininko? Imuniteto valdyba. O ką tie daro? Jie atvažiuoja, paskiepija policininkus ir padeda. Be abejo, aš juk dorovinga mergina. Tai tu pareikalauk. Butkevičiau, duok mano akcijas, blemba. Aš irgi tada noriu tų akcijų. Tai tu ką, manęs nemyli? Aš ne, tai yra taip, tai yra iš kurios pusės čia pažiūrės. O iš kurios tu nori pažiūrėti? Iš abiejų, aišku. Tai ką, valdove, todėl elkis gražiai, nes tavęs čia neliks, tai kaip susirpsim. Žiūrovai, šiandien mes ir vėl skaičiuosime išlaidas. Kiek 12 centimetrų kiši. Man to kabelio kaip ir nereikia. Aš taip pat karvės nemelšiu. Moderni. Gyvenime nekiši. Tai aš tau nieko kol kas nekišu. Oi, tuš. O kas iš to, jeigu perskaitęs vieną knygą sucipūra ant kaklo keikis ir dar spjaudėsi tau po kojom? Man tai vis... Ilgom rankovėm ir ilga. O Natalijos buvo tokia trumpa ir su tokiam tiliniam rankovėm ir atvira nugarą. Bet tai kaip seksualiai už tai, bet visai neįdomu. Visiškai neįdomu. Čia jau esu šiuolaikiška mergina. Jei jau tokia šiuolaikiška ir tolerantiška, tai prašau pratoleruoti ir mane. Aš tave pratrolinsiu greičiau. Taip. Nu, tai kas tas vyras? Kaip šitą pasakius, tas vyras tai yra Ruslanas Kirilkinas. Ruslanas su moterim? Įsivaizduok, tau padarė čigi-džigi. Bet jeigu Ruslanas tai padarė ir dar su moterim, tai tikrai skandalas. Seksas. Taip nutiks, aš pažadu tau pranešiu pirmajam. Galiu pareikšti pageidavimus? Prašau. Liestuvės turi būti lietuviškos. Su daug baltos mišrainės, silkutės su grybukais, rytinis karvojus, labarytis, 12 val. Dešrelės liepsnojančios liepsnomis, piršlioko rimas. Tomai, girdi, jeigu tu man tiek burbėsi, tai aš tave pirmą pakarsiu. Kakadu vestuvių. Geriausius vagis reiktų išeksponuoti miestų garbės lentose. Apdovanot garbės raštais ir įteikti premijas. O metų gale suvedus skaičius pačius geriausius pakviesti į prezidentūros baltųjų kolonų salę. Tada sugalvojome sukurti savo orų prognozę. Su savo orų mergaitėmis. Kurios dabar ir atliks orų prognozės aktą. Ilgiausių metų, ilgiausių. Girdėjau, kad Marijampolėje užsipylus legalioje degalinėje legalaus benzino, su tavim net kaimynai nebesisveikins. Nu tai tu. I love you. Taip visokio plauko nusikaltėliai ir chuliganai patys susitramdo. Jiems atims pašalpas. Bus tylu, kaip kapinėse, užtat šilta.
Mums pasakys ir kaip pasiteisins. Mergaitės tėvai į kairę, tai į dešinę, tai į banką, tai į kišenę. Tai iš kišenės nekilnojimai. Tu? Gražaus ir kilnaus. Prašom, aš jūsų paslaugom. Puiku. Tuomet pakalbėkime iš šiuos ir daugybę kitų visiems rūpimų klausimų iškart per Gomorą. Kam Gomora? O kam įprastas savaitgalis? Taip norisi Tomai, nesakyk to žodžio. O padaryt galima? Ką? Išdulkinti kilimą. Ai, keletą išsireiškimų, tokių kaip pavyzdžiui. Agirs gaidė, ateini, čiaplė. Garsėja ne tik savo išperstom gatvėm, bet ir kiaurai praperstom klerkų smegenėm. Tomai, kodėl tu taip žiauriai? Neįsivaizduok situaciją. Demonstruodami savo itin naudingus darbus. Klerkai išsigražino. Greit viską išsiaiškina ir paskelbė verdiktą. Va tie va pedofilai, anie va vagys, šitie iš vis Gazpromo nupirkti, o tie tai net fašistai. Tik atlabai sakyti всё Zuokano. Ne nuo žodžio Zuokas. Savo energiją taško į kokią bokso kriaušę arba elektros stulpą. Nors ne, į elektros stulpą geriau tegu nespardo, nes liksim be elektros. Kaip kojos neklauso šeiminė? Nu, yra dalykų, kurie man visada gražus. O, jau ir įtariu, apie ką tu čia. Ir labai teisingai įtari. Na gerai, apie tuos tavo... Tu pavasariniai pumporai. Nemeluoji? Nu, ne. Vadintų gubernija Kovno. Ar pavyks suklijuoti tautinių nesantaikų draskomą lietuvėlę? Specialus kakadų tyrimas. Nelengva būti elitų, oi nelengva. Tik būk va kokia įžymybė, ar turtingų politikierium, tai jei neturi. Kokioj Dukovkiai? Oi, atsiprašau, orkaitei? Kaip skaravarkui, greit padį. Krikščioniškos vertybės. Tai Petrai, tu jau dabar tolerastas, a tu dar vis antipederastas. Bobutė būtų su ratais, būtų autobusas. Gal jau vieną kartą laikas išmokti įvykius analizuoti, prognozuoti ir neutralizuoti? Nes kitaip, aš kitas panašus į Brežnevą. Kuo? Savo išoriniu ar vidiniu pasauliu? Ir išorė, ir vidumi. Dabar, kaip kad anksčiau sakydavo, Lietuvos valdžios institucijos, kodėl jos leidžia komunalininkams žaginti tūkstančius Lietuvos gyventojų? Algirdas Butkevičius. Algirdas. Džeimsas Kukas. Neringa, kurgi tu? Prokurorams giliūdina, bet tavęs mergai. Kolegė, atspėk myslę, kas dirba dieną naktį, be jokių išeiginių, koks padaras taip dūzgia ir dūzginasi. Gauda, kad Bahurs, kuris nori būti kiet, savo mergikai turi dovans. Šiaulių arena atida veltui. Ale kažkam į kišenių tikrai nubirėja. Tai Gulberdin bul, Gulbardin bulbu, Gurbal Gurbendir bulbulis. Vyksta jų rūrose. Tomai, baig. Nebaigsiu. Prisisiurbė rūrą prie išperstos kėdės ir nebegali atsikelt. Atsistu. Nacija žemė buvo įvertinta pokario červansais. Protestą. Protestuoju. Šalin rankas nuo Lietuvos gerklės. Wow, Tomai, aš tavim šiandien didžiuojasi. Ir 2 litrai šnapso. Kiek? 2 litrai ant galvos, einam paposėdžiausi. Čia kanarėlė. Tau prie veido, kur kas geriau tiktų dresuotas vyras. Užuomena. Oi, Tomai, prašyčiau nesikeikti. Reikia kalbėti cenzūriškai. Tai vadinama vyrišku rankinuku. Jeigu aš tai pavadinsiu vyrišku rankinuku, tai tapsiu, taip sakant, tas pirhėkom potkintų tokiam viršeliui, tai to žurnalo skaitytojas taptų netradiciniai tradicinių eitynių dalyviai. O tai ką, tu nori pasakyti, kad tavęs išsigastų moteris? Kaip čia tau pasakius? Siūlė, bet aš nesutinku. Jei rodos, kad joks plaukas nuo pakaušio nenukris. Šiomis lietuvių poboms toms vyrai nereikalingi, tai su kuo tam vyro atostogaut tada? Ir nusitemti mergelę po šieno žaginio. Oi, čia jau tu vulgariai taip. Kur žaginys atstodavo vasaros palapinę, o gegužį... Domisi visokiais ten liaudies medicinos metodais, tačiau matytai problemos ir neįsprendė. Todėl dabar... Ką nori pasakyti, kad dar vyksta tie šokiai, kam per 30? Tai jeigu jau tau per 30, tai nereiškia, kad tu visuomet būsi tokia pat žavi. Tas taip. Bet dabar aš nebežavęs. Mastu. Apie ką? O, kažką, supranti, galvoje kirašumą. Joks išorinis panašumas nepadės, jei galva kita. Sipažinsiu ir man anksčiau tai būdavo. Susinervinė, susividuriuodavai? Taip, o dabar tai... O dabar kas? Pokalbiai apie žinomų žmonių ir atlikėjų verslus bei darbus. Čimbaras labai rizikuoja. Ir kiek ratuose reikia pakeisti stipinų arba liaudiškai tariant špykių. Taip, tačiau svarbiausia. Kur pakrantės...
laidoje stebuklai dar nesibaigė. Jūsų Užlankstei. Gerai, jau gerai, pasakysiu paprasčiau. Mūsų studijoje netrukus viešės svečias, garsus visam. Mačiau. Na ir kas? Taip ir savo vestuvę žinosi visas pozas. Nu čia dabar. Nori įteisinti kanapes? Ai, ir vėl apie tą čimbarą. Man jis patinka, toks kietsiai mums. Nu ir ko? Trok. Tu ką nori, kad aš be kojų likčiau? Velnes neims.